Sveiki gerbėmėjai Forex traderiai, sveikinu visus, kurie apsilankė mūsų Forex prekiautojo portale, puslapyje spekuliantas.com ir šio video tema kaip surasti gralį Forex prekyboje. Na ir pradėkime nuo to, kasgi yra tas šventasis gralis. Paprastai tie, kurie prekiauja Forex rinkoje bent mėnesį, būna apie jį girdėję. Taigi šventuoju graliu Forex prekyboje vadinama kažkokia strategija, prekybos sistema, kuri visada neša tik pelną. Duoda 100% pelningus sandorius, žodžiu, sistema, kuri nepatiria nuostolių. Ir kai apie tai kalbama, dažniausiai turima omeny rankinės prekybos sistemas, tačiau taip pat gali būti apibūdinti ir robotai, tai yra automatinės prekybos sistemos, bet apskritai ši savoka atsirado dar tada, kai Forex robotų nebuvo. Taigi, iš esmės, Forex gralis tai yra ideali strategija, kuri atneša vien tik pelną ir savaime aišku, kaip kažkas stebuklingo, kaip kažkas antgamtiško, ji turi būti slapta, kadangi jeigu šventąjį gralį žino visi, tai jau ne šventasis gralis, tai nepaslaptis, na, o jeigu nepaslaptis, jau ir nebeįdomu. Na, o iš tikrųjų, kalbant rimčiau, kasgi yra gralis, tai gralis yra tokia strategija, tokia prekybos sistema, kuri tinka būtent jums. Jums asmeniškai, ne Jonui, ne Petrui, ne kažkokiems žmonėms iš forumo, o būtent jums. Ir be to, tokia strategija, ją ištestavus ir patikrinus istorijoje, ji gali būti ne pati efektyviausia, bet jums ji dirbs gerai ir bus pelninga. Žodžiu, palyginimui gralis tai yra strategija, kuri tinka būtent jums kaip mylimas žmogus su savo trūkumais, privalumais, kadangi tas žmogus jums patinka, būtent ir taip pat ir strategija turi jums patikti ir būti jūsų. Ji nebūtinai turi patikti kitiems, tai yra normalu, nes vieni gali sakyti, kad sistema bloga, viskas blogai ir taip toliau, bet ši strategija jums tinka kaip draugė ar žmona ir tokiu būdu tai ir yra gralis. Ir šiandien mes kalbėsime apie tai, kad be šios savokos, kurią mes apibrėžime, yra ir daugiau niuansų, kaip būtent tokią strategiją surasti ir pradėti naudoti. Manau, daugelis yra atkreipę dėmesį į metodikų populiarumą, tokių kaip Price Action, VSA, Ganos ir daugelį kitų. Kodėl jos tokios yra populiarios? Visų pirma, todėl, kad šiuose metodikose nėra griežtų taisyklių. Tai yra, naudojant šias metodikas, nėra, kad pavyzdžiui susikirto nuliukai, mes perkam, susikirto kryžiukai, mes parduodam. Ten nėra tokių griežtų taisyklių, yra duodami bendri teisingi principai, o toliau žmonės juos pritaiko individualizuotai ir savarankiškai. Būtent čia reikia pasakyti, kad tai būtent ir yra ne prekybos sistemos, o metodikos. Nes metodika yra tik bendri principai, o sistema jau yra daugiau konkretizuota su aiškiomis taisyklėmis. Pavyzdžiui, tie patys palaikymo pasipriešinimo lygiai, vienas žmogus nubražys vienaip, o kitam pasirodys kitaip. Vienas atsidarys sandorį vienoje vietoje, o kitas kitoje, nors modelį pastebės toje pačioje vietoje. Ir būtent todėl, taikant metodiką, žmonėms yra suteikiama savotiška laisvė. Jei pavyzdžiui kažkokia strategija su, sakykim, ten kažkokiais indikatoriais, kur strėlytė atsirado į viršų nupirkom, strėlytė žemyn pardavėm, tai čia jokios laisvės nėra. Būtent griežti apribojimai ir žmogus paprekiavo, pabandė, nieko neišėjo, parašė, kad sistema šlamštas ir viskas. O štai pagal Price Action metodiką žmogus jau gali interpretuoti pagal save. Aš nesakau, kad jam nereikia laikytis taisyklių, bet tos taisyklės bus netokios kaip kito traderio. Tai yra, žmogus taiko taisyklės ir interpretuoja pagal save, pagal savo supratimą, kaip jis mato ir supranta rinką ir atitinkamai jam yra komfortiška dirbti su šia strategija, priimti sprendimus. Na, čia panašiai kaip grojant su gitara. Jeigu jūs mokate groti su gitara, jums davė, tarkime, kontrabosą. Atrodo, lyg iš išorės panašus dalykai,
bet ne tas pats. Taip pat ir gali būti visiškai skirtingi dalykai, nors atrodyt ir panašiai. Taip pat ir su strategijomis, ir su metodikomis žmonės jas taiko pagal save ir būtent todėl jos ir gerai veikia, nes ten nėra griežtų apribojimų ir jie turi tam tikrą laisvę. Einame toliau. Galbūt esate pastebėję tokį momentą, kad štai atsiranda kažkokia nauja strategija, ji karštai aptarinėjama, nesvarbu mūsų puslapį ar kokiame Forex Factory forume, ir viskas gerai, žmonės prekiauja, visiems viskas patinka ir štai vieną dieną atsiranda kažkoks barzdotas programuotojas, kuris sako: ogi imkime ir suprogramuokime pagal šią strategiją robotą. Ir jeigu kas buvo susidūrę su tokia situacija, manau žino, kuo tai dažniausiai baigėsi. Paprastai. Praktiškai visada tokie sukurti robotai prekiauja į minusą. Aš žinau Forex Factory forume, didžiausiame Forex forume anglų kalba, dažnai galima sutikti tokią situaciją, kai kažkas publikuoja rankinę strategiją ir iškart specialiai raudonomis raidėmis užrašo, kad jokių robotų, visi programuotojai eikite iš čia lauk, tik prekiaujame pagal šias strategijos taisyklės, prekiaujame rankomis ir nereikia nieko programuoti ir optimizuoti. Kadangi dažnai būna taip, kažkas sukuria robotą, vėliau publikuoja jo dažniausiai nekokius testo rezultatus ir žmonės paprastai meta tą strategiją lauk. Nors atrodė, kol jiems niekas to roboto nepakišo, viskas veikia puikiai, žmonės uždirbo ir visi buvo laimingi. Ir taip pat paradoksas yra tas, kad robotai, kurie testerėje rodo puikius net idealius rezultatus, milijonus milijardus, realioje sąskaitoje prekiauja į nuostolį. Manau, kai kas irgi buvo su tuo susidūręs. Žodžiu, kokį paradoksą mes matome, kad robotai, kurie testerėje pliusuoja, realiai prekiauja į minusą, o rankinės strategijos, kurios realiai prekiauja pelningai, paverstos į robotus, prekiauja į nuostolį. To priežastis matyt yra tame, kad prekiaujant rankomis tai daro žmogus ir yra suvokimas. Suvokimas, kodėl strategija veikia ir be abejo patirtis, asmeninė patirtis, nors iš pradžių to gali ir nesimatyti. Atrodytų, kad aš prekiauju rankomis pagal taisyklės, o kažkas tiesiog suprogramuos robotą be klaidų pagal tas mūsų taisyklės ir viskas atrodytų tvarkoj, bet robotas prekiaus nuostolingai, nors rankiniu būdu yra viskas pelningai. Tai yra visiškai normali situacija, tokiais atvejais veikia viena bendra taisyklė, ši taisyklė veikia ir apskritai gyvenime. Gyvenime ir tradinge nereikia ieškoti atsakymų, kodėl tai veikia būtent taip. Tiesiog tai reikia priimti, nes tai tiesiog taip veikia ir viskas. Lygiai taip pat, jeigu pas jūs yra strategija, yra viskas gerai, bet kažkas, ar jūs pats užsakėt pagal ją robotą ir matote, kad pagal robotą strategija minusuoja, tai yra visiškai normalu ir dėl to nereikia sukti galvos. Jums strategija veikia, reiškia veikia. Na, įsivaizduokite, kad pas jūs yra skrinelė su rankenėlė, jūs sukate tą rankenėlę ir kasdien iš ten atsiranda po $1000. Na, neblogai būtų, ar ne? Taigi, kam save apsunkinti klausimais, o kaip jį ten veikia, kodėl? Veikia ir viskas. Veikia ir gerai. Taigi, šio slaido esmė yra tame, nereikia optimizuoti, nereikia bandyti kurti roboto ar optimizuoti idealaus roboto, kad jis ten rodytų super testus, kažkokius 100 milijonų ir taip toliau. Kažkas veikia, reiškia dirbame su tuo, nes tai, kas veikia, vieną dieną gali nustoti veikti. Čia beje irgi dar vienas momentas, kad gyvenime nėra nieko pastovaus. Kai kažkas gerai veikia kurį laiką, vieną dieną gali nustoti veikti ir tai yra visiškai normalu. Dar vienas svarbus momentas apie tai, kaip dirbti su strategijomis iš interneto. Atsiųstomis, tarkime, iš mūsų portalo ar iš kokio kito, tarkime, iš Forex Factory, atsisiuntėt kažkokią strategiją,
Žmonės siunčiasi, skuba testuoti ir gaunasi nelabai gražus rezultatai, tada rašo nepasitenkinimo komentarus, strategija šlamštas, uždirbti neįmanoma ir panašiai, ir strategija pamirštama. Iš tikrųjų, ko reikia ieškoti strategijose, ką reikia žiūrėti, tai yra tai, į ką krypsta jūsų dėmesys. Iš tikrųjų, jeigu jūs paimsite nors vieną idėją, vieną momentą iš strategijos ir pritaikysite savo, tai jau bus labai gerai. Tai iš tikrųjų yra daug vertingiau nei rasti gatavą strategiją, kuri jums atneš 100 000%. Todėl tikrai bus daug naudingiau ir vertingiau, jeigu tokią strategiją susidėliosite jūs patys iš gabaliukų. Čia niekas nereikalauja jūsų išradinėti dviračio, kažką naujo kurti ir galvoti. Viskas iš tikrųjų yra sugalvota už jūs per daug metų ir iš principo galima susirinkti strategiją iš gabaliukų ir sudaryti ją taip, kad ji patiktų būtent jums ir jūs galėtumėt su ją prekiauti. Taip pat sekantis svarbus momentas, net jeigu jūs išsirinkote paruoštą, gatavą strategiją ir nusprendėte ją taikyti visą, ji, tarkime, jums patinka, viskas gerai, yra labai svarbu kažką joje pakeisti. Net nedidelė smulkmena. Jeigu jūs kažkur suradote, tarkime, strategiją, ji visiškai jūs tenkina, labai yra svarbu įnešti kažkokį nors pakeitimą. Tarkime, pakeisti slankio vidurkio periodą. Arba pakeisti stopo dydžius. Arba, pavyzdžiui, stopus išstatyti arčiau arba toliau. Arba uždaryti sandorius anksčiau arba vėliau, pavyzdžiui, ne po 30 punktų, o po 25 ir panašiai. Na, kyla klausimas, o kam to reikia, jeigu strategija veikia ir taip? Tai yra grinai pritaikymas savo. Įsivaizduokite situaciją, kad jums padovanojo butą su baldais, viskas ten gerai įrengta, gera buitinė technika, viskas puiku, viskas jums patinka. Ir jūs žinote, kad jūs ten gyvensite tame bute ilgai, tačiau jūs vis tiek kažkokį tai baldą perstatysite, perstumsite stalą, pakabinsite, tarkime, kokį nors paveikslą ar nuotrauką, arba atvirkščiai nuimsite jį, vis tiek kažkokią smulkmeną pakeisite ten. Patalinės spalvą, kur jums nepatinka ir panašiai. Teisingai. Tai nėra optimizacija, tai yra būtent pritaikymas savo. Pritaikymas savo yra labai reikalingas dalykas. Kodėl? Todėl, kad mes esame žmonės, mes ne robotai ir mums yra labai svarbus toks emocinis komfortas, ne tik fizinis, bet ir emocinis. Todėl, jeigu jūs suradote jums patinkančią strategiją, būtinai kažką joje įneškite savo, pakeiskite, arba atvirkščiai pridėkite, arba išmeskite, pridėkite, pavyzdžiui, savo mėgiamą indikatorių, arba dar ką nors sukurkite, tarkime, sandorio uždarimo taisyklę, kad būtent jums tai patiktų. Ir tada, net jeigu jūs patikrinsite su savo pakeitimais tokią strategiją testerėje ir pasirodys, kad jie dirba šiek tiek blogiau, bet jūs realiai pagal ją prekiausite geriau. Patikėkite, tai faktas iš asmeninės patirties. Štai toks yra paradoksas. Na ir kalbant apie paradoksus, jūsų dėmesiui dar 3 dažniausi tradingo paradoksai, su kuriais susiduria dauguma traderių. Taigi, pirmas paradoksas yra toks: kuo labiau jums reikalingi pinigai, tuo su didesnė tikimybė jūs jų neuždirbsite arba net ir prarasite. Šis faktas yra keistas, šis faktas taip pat yra ir liūdnas, bet gyvenime taip yra ir dažniausiai būna būtent taip. Kadangi, kai labai reikalingi pinigai, paprastai žmonės pradeda ieškoti įėjimų ten, kur jų nėra, kažkas pradeda rodytis, atsiranda jaudulys, per didelis psichologinis spaudimas ir tai dažniausiai prie nieko gero nepriveda. Todėl sena taisyklė: į rinką reikia ateiti su tuo, su tais pinigais, ką galima leisti savo prarasti. Antrasis paradoksas.
kuo daugiau klaidų jūs darote, tuo su didesnė tikimybė pasieksite sėkmės. Na, čia yra geras japonų priežodis, kad meistras klydo daugiau kartų, negu naujokas darė bandymų. Na, čia aiškinti daug nereikia, patirtis ateina tik per klaidas. Todėl niekada nesigėdinkit daryti klaidų ir daryti jų daug. Ir trečiasis paradoksas, kuo daugiau jūs esate įsitikinęs, kad esate teisus, tuo su didesnė tikimybė būsite neteisus. Manau, šį paradoksą yra daug kas pastebėję, kai jūs matote, kad dabar, atrodo bus 100% judėjimas į viršų arba žemyn, o kaina pasisuka ir keliauja visiškai priešingai. Todėl bet kokiu atveju, nagrinėdami grafikus, niekada nebūkite 100% užtikrinti. Visada reikia jausti lengvą abejonę, lengvą paranoją ir niekada aklai nepasitikėti niekuo, nei savimi, nei manimi, nei kažkokiais analitikais, niekuo. Na, apie strategijų testavimą mes ne viename video jau esame kalbėję ir čia paliesime tik vieną momentą, apie kurį, man atrodo, nekalbėjome. O būtent, kad strategija, žmonės galvoja, kad jeigu yra strategija, ji turi veikti idealiai. Veikti gerai visada ir visados, kiekvienais metais, visais laiko intervalais, visais instrumentais ir taip toliau. Iš tikrųjų, strategijos, kurios tinka ilgalaikiai prekybai, netinka trumpiems laiko intervalams ir atvirkščiai. Tai, tarkime, garsus teiginys apie tradingą, būtent apie rizikos ir pelno santykį, kad santykis minimaliai turi būti 1:2, 1:3, kad stopas turi būti, tarkime, 20 punktų, o tik profitas 60. Tai štai dienos metu, trumpiuose laiko intervaluose, toks santykis nė velnio neveikia. Manau, gal kažkas su tuo jau buvo susidūrę, kad dienos metu padaryti taip, kad pas jūs būtų tik profitas 3 kartus didesnis negu stopas, yra labai ir labai sunku. D1 grafikuose taip tai veikia be jokių problemų, o štai trumpesniuose laiko intervaluose, prekiaujant dienos metu, to pasiekti yra labai sunku. Aišku, įmanoma, bet tai yra labai sunku. Lygiai taip pat su price action modeliais, dieniniuose grafikuose jie puikiai veikia, o ten kokiam M15 laiko intervale nelabai, nes neveikia pati logika. Ir taip pat dar vienas momentas, strategija neprivalo veikti visada gerai kiekvienais metais. Vienoje video pamokų mes jau kalbėjome apie robotus, kurie puikiai veikia iki 2008 metų krizės, o paskui eilė tų robotų pradėjo prekiauti į nuostolį. Lygiai tas pats galioja ir strategijoms, tai yra tos strategijos, kurios veikia iki 2008 metų krizės, o dabar neveikia, yra visiškai normalus dalykas, nes keičiasi pati rinka, keičiasi didelių žaidėjų taktikos, keičiasi fundamentika, todėl nėra nieko amžino. Tarkime, legendinė vėžlių strategija, kuri veikia prieš daug metų, daug dešimčių metų, o paskui iki krizės nieks apie ją nekalbėjo, dabar vėl pradeda veikti. Sekantis klausimas, tamsioji tradingo pusė. Įdomus iš tikrųjų klausimas, kas čia turima omenyje. Na, tamsioji tradingo pusė visų pirma yra mūsų viduje. Tai yra tie dalykai, kurie trukdo prekybai psichologiškai. Tai yra įniršis, agresija, godumas, prisirišimas prie pozicijų. Tai irgi yra godumo šešėlis, kai jūs tiesiog susituokėte su savo pozicija. Toliau tai yra per didelis pasitikėjimas savimi, be abejo azartas, baimė, per didelis užsispyrimas, nekantrumas, viltis, skubotumas, avantiūrizmas, pavydas ir euforija. Na ir taip pat dar yra viena įdomi savybė, tai yra skepticizmas. Čia būdinga visiems troliams, nes skeptikai jie visada ieško prie ko prikibti, jie amžinai
amžinai pas juos kažkas neveikia, komentaruose jiems viskas blogai, pavyzdžiui, pasirodė kažkoks naujas filmas, tai jiems režisierius debilas, aktoriai idiotai ir taip toliau. Tai štai pas tokius žmonės gyvenime, kaip taisyklė, viskas yra blogai. Pas juos paprastai būna baisi žmona, durni vaikai, pigus automobilis, jiems amžinai trūksta pinigų, pas juos viskas dažnai genda, lūžta, prie tokių žmonių limpa lygos ir visokiausios bėdos. Ir dėl kokios tai priežasties vyksta, psichologai tai aiškina kaip gyvenimą ėjimą prieš teigiamą energiją, čia labai nesigilinsime, bet paprastai tokiems žmonėms viskas gyvenime, taip pat ir tradinge yra blogai. Ir taip pat yra keletas tokių neakivaizdžių momentų, vienas iš kurių yra intuicija, kuri taip pat priskiriama prie tamsiosios tradingo pusės. Visų pirma, todėl, kad intuicija dažnai yra traktuojama neteisingai. Intuicija tradinge jinai gali būti, bet ne anksčiau kaip po 2-3 metų jūsų prekybos forex rinkoje. Nes iki to momento pas jūs tai nebus intuicija, o kažkokios viltis, spėlionės, kurios yra niekuo nepagristos. Todėl, jeigu jūs norite tinkamai panaudoti intuiciją, labai svarbu, kad jūs jos metu nepatirtumėt jokio vidinio spaudimo, jokios įtampos. Nes kitu atveju tai nebus intuicija, o paprasčiausia viltis arba nepagristas pasitikėjimas. Nes intuicija iš esmės yra nekas kita kaip pasąmonėje sukaupta patirtis jūsų kaip prekiautojo. Todėl jeigu patirties nėra, savaime aišku, ir tokia intuicija nelabai ką padės. Na ir paskutinis, bet mano manimu labai svarbus momentas, kurio tiek gyvenime, tiek tradinge žmonės nepaiso, tai yra dalinimasis. Dalinimasis arba grąžos atidavimas pasauliui atgal. Skamba labai keistai, kas tai turima omenyje. Visų pirma, tai yra pagalba kitiems, pavyzdžiui, atsakymai naujokams forume, arba aš, pavyzdžiui, štai įrašinėjau video, gali būti labdara, stengimasis nesukrauti visko į vieną maišą vien tik savo, tą maišą užrišti, nusinešti į kažkokį urvą ir kad niekas neduok dievė nepamatytų. Gyvenime iš tikrųjų taip yra, vėlgi nežinau, kodėl taip vyksta, bet tai veikia. Ir gyvenime reikia negailėti, atiduoti daugiau nei imi pats. Aišku, niekas to tiksliai nematavo, bet santykis yra maždaug toks, kad atiduoti reikia 10 kartų daugiau nei imi pats. Be abejo, tai nereiškia, kad turite kažkam dalinti pinigus, atiduoti, galima dalintis ir pagalba, dalintis galima patarimais ir taip toliau. Yra labai geras filmas, lietuviškai jis vadinasi Sėkmė avansu, angliškai vadinasi Pay It Forward. Ir ten mokinys, atlikdamas savo mokytojų užduotį, kurios idėja yra padaryti pasaulį geresnį, ir jis sugalvoja planą, kurio esmė, kad kiekvienas žmogus, neieškodamas savo jokios naudos, padaro gerą darbą 3 nepažįstamiems žmonėms. Ir tie žmonės savo ruožtų privalo padaryti tą patį kitiems 3. Aš nežinau vėlgi, kodėl tai veikia, bet esu pastebėjęs tokį faktą, kad jeigu, pavyzdžiui, aš kažkurį mėnesį skiriu pinigų labdarai, tarkime, sergančiam vaikui kokiam, man reikalai pradeda sektis geriau. Ne tik, kad prekyboje, ten finansuose, bet ir apskritai gyvenime. Beje, tai nėra mano atradimas, aš tai esu girdėjęs iš daugelio turtingų žmonių, verslininkų, kurie periodiškai aukoja labdarai ir teigia, kad būtent tada, kai jie aukojo, jiems sekėsi geriau. Kažkodėl tiesiog pradeda geriau sektis. Aš nežinau, kodėl taip yra, manau, kad tiesiog yra toks gyvenimo dėsnis. Lygiai taip pat ir tradinge, netingėkite padėti kitiems, padėti, tarkime, forumuose, arba ten kažkas sukūrė strategiją, ten būna, neduok dieve, kažkas pamatys. Kodėl, pavyzdžiui, Forex Factory forume
žmonės dalinasi, yra šimtai puslapių. Visų pirma, todėl, kad iš to viešumo laimės visi, nes vienas žmogus padės strategiją pagerinti, kitas kažką patars ir taip toliau. Patikėkit, jums patiems pradės geriau sekti su tokia strategija prekiauti. Tiesiog stenkitės padėti vieni kitiems per internetą, šiais laikais tai daryti labai lengva. Kągi, šią pozityvę natą ir užbaigsime mūsų video pamoką. Aš dėkoju jums uždėmesį, manau daug ką naudingo ir naujo jūs iš šios pamokos savo išsinešite. Visiems linkiu pozityvumo. Video įrašytas specialiai puslapiui spekuliantas.com. Iki susitikimo kitose video pamokose.